Laikas praleistas laukia vaikams yra be galo naudingas, būtent žiemos laikotarpyje. Laikas laukia ne tik, kad stiprina mūsų imuninę sistemą, tiek ir vaikų imuninę sistemą, taipogi būdami laukia mes sudeginame nemažai kalorijų, kas reiškia gerina ir mūsų fizinį pasiruošimą. Būtina praleisti laukia kuo daugiau laiko ir šaltuoju sezono metu nebūtina išradinėti kažkokio dviračio, kad sugalvotume ką veikti. Visų pirma, reikėtų nepamiršti tiesiog imti ir išeiti pasivaikščioti su savo šeima. Žinoma, galima tiesiog eiti ir užsiiminėti ir sportą, bet kad pasiruoštume sportui, mums taipogi reikalinga tinkama apranga. Yra labai geras pasakymas, kad mums reikia apsirengti būtent kaip svogūnų. Tai reiškia sluoksniais. Pirmasis sluoksnis turėtų būti arčiausiai mūsų kūno, prigludęs apatinis trikotažas. Jis turėtų būti plonas, šiltas bei gerai garinantis drėgmę ar mūsų prakaitą, nes būtent drėgmė ir padaro tai, kad mes greičiau pradedame sušalti. Kitas svarbus sluoksnis yra antrasis sluoksnis. Antrasis sluoksnis yra tas sluoksnis, kuris turėtų sudaryti daugiausiai oro sluoksnių tarp mūsų ir oro, taip sulaikydamas šaltį ir šilumą tarp aplinkos. Ir geriausiai tam tinka, tarkim, apranga iš vilnos medžiagos. Trečiasis sluoksnis, tai turėtų būti sluoksnis apsaugantis mus nuo vėjo ar lietaus. Svarbu nepamiršti kepurių, šalikų bei pirštinių. Jos taip pat turėtų būti iš kvėpuojančios medžiagos. Na, nebent užsiiminėsim sniego senio, besmegenio statymais, tada reikėtų pasirūpinti netokiamis peršlapančiomis pirštinėmis.